Reikia apskaičiuoti štai šio logaritmo reikšmę. Remsimės dviem formulėm logaritmų savybėm. Viena formulė yra štai tokia. Jeigu aš turiu logaritmą pagrindu a ir x pakeltas kažkokiu tai laipsnio rodikliu, tas laipsnio rodiklis jį galima nukelti į priekį, prieš logaritmo ženklą. Tai mūsų šiuo atveju aš čia turiu logaritmas pagrindu 2, 4, 10 400 lygų ir dabar štai nukeliu šitą skaičiuką 40 400 kart logaritmas 2, 4. Jau galiu suskaičiuoti, skaičiuotuvu jau čia laisvai susiskaičiuos, bet aš galiu dar ir gudriau, biškį pagudrauti. 4, 4, 0, 0 kart logaritmas 2 ir 2 kvadratu vietoj 4 parašyti ir dar kartą nukelti laipsnio rodiklį. Tai bus 8, 0, 8, 0, 0 kart logaritmas pagrindu 2, 2. Na, dabar remiamės kita logaritmų savybė. Jeigu logaritmo pagrindas ir skaičius yra vienodi, čia ne tiek net savybė, o apibrėžimas, toks logaritmas yra lygus vienetui. Reiškia, aš čia gausiu 80 800 daugintus iš vieneto ir gaunasi galutinis atsakymas 80 800.